Rokiškio Lopšelyje darželyje Varpelis kovo 18-22 dienomis vyks teatrų savaitė Vaidiname vaikams. O spektakliai vyks skirtingose darželio erdvėse. Ar ne, Nykštuk? Taip. Pojūčių kambarėlį. Kaip gražiai tu groji, Nykštuk. O spektakliai vyksta ir meninio ugdymo salėje. Kviečiam ateiti. Spektaklius galima pamatyti ir laiptinėje. Ar ne, Nykštuk? Ateikit visi į laiptinę. Taip lauksime visų. Ateikit visi. Nykštuk, o kur dar galima pamatyti spektaklius? Spektaklius galima pamatyti ir sporto salėje. Ateikit ir jūs į sporto salę. Tai kur dar galima pamatyti spektaklius? Taigi spektaklius bus galima pamatyti ir grupėse.